Tai sveiki visi, mėly dvyliktokai, tie, kurie šiandien esate su manimi ir kurie nusprendėte pasiklausyti mano paskaitos apie egzaminą. Šiandieną su jumis pabandysiu pasikalbėti apie tai, kas jūsų laukia labai greitai. Tai yra birželio 5 dieną, jūs laikysite lietuvių kalbos egzaminą. Ir mano tikslas šiandieną jums priminti svarbiausius šio egzamino dalykus. Tai yra rašinio struktūros ir turinio dalykus, kurie ir lemia jūsų egzamino gerą įvertinimą. Aš esu Lina Cholinienė, Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ir šios internetinės platformos užduočių bendra autorė. Ir todėl šiandieną su jumis nusprendžiau pasidalinti savo patirtim ir kartu atsakyti į jūsų klausimus, kurių tikiuosi labai šio seminaro pabaigoje. Taigi ir pradėkim. Pirmiausia, aš jums pristatysiu pačius pagrindinius dalykus, kuriuos būtina žinoti apie šitą egzaminą. Ir pradėsiu nuo brandos egzamino programos. Ir priminsiu tuos bendruosius dalykus, kaip minėjau. Brandos egzamino užduotis, kaip jums žinoma, yra rašinys. Ir brandos egzaminui pateikiamos 2 samprotavimo ir 2 literatūrinio rašinio užduotis. Skiriasi šitų rašinių objektai ir tikslai, tą tikiuosi jūs puikiai žinote. Samprotavimo rašinio objektas yra problema, o tikslas yra apsvarstyti arba išspręsti netgi šią problemą. O literatūrinio rašinio objektas yra kitas. Literatūrinio rašinio objektas yra literatūra ir tikslas yra, šiuo atveju yra pateikta tema, interpretuoti, nagrinėti, analizuoti autoriaus arba autorių kūrybą. Prie kiekvienos temos jums bus pateiktas autorių sąrašas, iš kurių vieną jūs būtinai turėsite pasirinkti. Jeigu to nepadarysite, deja egzaminas yra neišlaikytas. Ir rašinio apimtis valstybinio brandos egzamino ne mažiau kaip 500 žodžių, o mokyklinio brandos egzamino yra ne mažiau negu 400 žodžių. Aš pradėsiu galbūt nuo paties populiariausio žanro rašinio, tai yra nuo samprotavimo rašinio, ir aptarsiu jo struktūros bei turinio dalykus, kuriuos privalote žinoti. Pirmiausia, noriu patarti, kad neskubėtumėte rašyti, nepulkite rašyti rašinio iš karto. Labai tiksliai išsiaiškinkite temos reikšminius žodžius. Būtinai susiraskite pagrindinį žodį, kuris yra vienas svarbiausių, ar tai meilė, arba, sakykime, tėvynė, arba kokia tai tolerancija, ar patriotiškumas, ar individualumas. Vienas žodis toje temoje yra pats svarbiausias, o visi kiti nurodo to rašinio kryptį. Atminkit, kad gali būti taip, jog rašinio pavadinimas gali būti duotas kaip citata, kažkoks aforizmas, taip gali atsitikti ir tada tokiu būdu irgi derėtų įsiaiškinti jo visas tos citatos metaforos, įsiaiškinti, ko tas pavadinimas iš jūsų nori ir kokia kryptimi jums teks rašyti. Tada apsibrėžkite pagrindinę rašinio mintį. Iš esmės niekada negalima pradėti rašyti rašinio, kol neturite pagrindinės minties. Kaip tą padaryti? Tiesiog tema, jeigu jinai nėra klausimas, tada ją performuluokite į klausimą. Jeigu jau yra klausimas, tai to daryti nebereikia. Ir tiesiog atsakykite į tą temos klausimą, pasirinkdami 2 arba 3, priklausomai kiek jūs pastraipų rašysite rašinyje, aspektus. Ir tada jau juos atskirai kiekvienoje pastraipoje derės išplėtoti. Dabar, kas būdinga standartiniai įžangai? Ji turi būti kryptinga, vienas dalykas, ir supažindinti su tema. Ką tai reiškia? Iš tikrųjų, vadinasi, jūs savo įžangoje privalėsite vartoti tam tikrus raktinius arba reikšminius temos žodžius, ar ne, kurie parodys, kad jūs nepabėgate nuo temos ir kad stengiatės ją pristatyti. Tada įžangoje derėtų aptarti temos sąvokas, pačias pagrindines arba tuos reikšminius žodžius, apibrėžti juos,
parodyti, kaip jūs suprantate tą savoką, pavyzdžiui, kas yra tolerancija, kas yra menas, kas yra laisvė ir panašiai. Tada įžangoje gali būti parodytas aptariamo dalyko kontekstas, pavyzdžiui, istorinis ar ne kažkoks, gali būti biblinis, gali būti kultūros kažkokių reiškinių kontekstas. Taip pat derėtų įvardinti pagrindines problemas susijusias su duota tema, nes nepamirškime, kad rašinio pagrindinis vis dėlto objektas yra, samprotavimo rašinio pagrindinis objektas yra būtent problema, ją svarstyti, ją rasti ir ją aptarti yra jūsų tikslas. Puiku, jeigu įžangos pabaigoje pateiksite probleminį klausimą arba pagrindinę mintį. Tokiu būdu jūs parodysite, kokia kryptimi toliau žadate rašyti. Tada ta įžanga, jinai iš tikrųjų tampa, kaip ir kryptinga, ar ne? Dabar, kai parašote iš tikrųjų įžangą, visada pasitikrinkite, ar pavyzdžiui, jeigu, sakykime, pavadinimą uždengiame rašinio, ar mes galime pagal įžangą jį atspėti. Iš tikrųjų, įžanga turėtų tikrai būti tokia, kad leistų nuspėti, koks jūsų rašinio yra pavadinimas. Taigi, parašę įžangą visada dar pasitikrinkit, ar aišku, kokia tema bus kalbama, ar aiški rašinio kryptis, ar apibrėžtos savokos, kurias vartosite rašiny, ar galima įžvelgti problemą, kurią analizuosite savo darbe, ar nėra minties šuolių, pasižiūrėkite, ar neprisirašėte tokių aspektų, kurių rašinyje net nežadate aptarti, ar ne? Nes vėliau iš tikrųjų, jeigu įžangoje atsiduria tokių dalykų, kurių rašinyje vertintojas neranda, vadinasi, jis laiko įžangą nekryptinga. Taip? Dabar aš jums pateiksiu pavyzdį, koks galėtų būti standartinės įžangos variantas. Primenu, tai standartinė, nieko neypatinga, neturinti kažkokių ypatingų kūrybiškumo aspektų. Taigi, kas lemia vaiko pasaulio spindesį ir skurdą? Ar skurdą? Štai tokia tema. Kai imame kalbėti apie vaikystę, nevalingai imame vardinti pačias šviesiausias šio gyvenimo etapo emocijas ir potyrius. Tėvų meilė, rūpestis ir pagarba, nuoširdumas, šiltas prisilietimas, paguoda, namų jaukumas, supratimas, pavyzdingas auklėjimas, nerūpestingas gyvenimas. Tokį vaiko pasaulį įvardiname kaip itin šviesų, spindintį, kurį daugelis suaugusių žmonių ilgesingai lygina su prarastu rojumi. Visgi ne veltui turime jau banale tapusią frazę gyvenimas ne visada rožėmis klotas. Ši mintis iliustruoja ir kitokios vaikystės apibrėžimą. Vaikystės, kurioje aukščiau išvardintų teigiamybių dėl tam tikrų priežasčių vaikui nelemta patirti. Atvirkščiai, jas keičia smurtas, nederamas tėvų pavyzdys, priklausomybės, nevaikiškos pareigos. Ir toliau aš jums pateikiu pavyzdį, kai būtų galima tokią įžangą pabaigti. Arba probleminių klausimų. Tad kyla klausimas, kokios priežastys lemia, jog vienų vaikų gražiausi vadinamas gyvenimo tarpsnis primena rojų, o kitų jis skurdus ir kupinas nepriteklių, arba galiu tokią įžangą pabaigti pagrindinę mintimi. Ir štai čia tenka pasidžiaugti arba priešingai apgailestauti, kad didžiausias mūsų nuostabios ar skaudžios vaikystės lėmėjas yra patys artimiausi vaikų žmonės, jo tėvai. Ir aš jums iš karto pateikiu, kokiais autoriais tokiame rašinyje galima remtis. Aišku, kad apie vaikystės patirtis kalba Šatrijos ragana apysakoje Sename dvare. Ir pavyzdžiui, Savickis novelėje Kova. Ir tai tokie būtų teiginiai. Itin šviesia vaikystė pasižymi tų vaikų gyvenimai, kurių tėvai besąlygiškos meilės ir dvasingumo kupino auklėjimo pavyzdys. Štai mano vienas iš aspektų, kurį įrodysiu, kada ta vaikystė yra spindinti. Ir paradoksalu, tačiau skurdžią visomis prasmėmis vaiko būtį kartais gali nulemti tie patys svarbiausi vaikui žmonės, jo tėvai, tiksliau jų neatsakingumas, nemokėjimas mylėti. Ir štai čia aš įrodysiu, kada vaiko pasaulis visgi yra skurdus, ar ne, ir remsiuosi Savickio novele Kova. Taip? Dabar toliau tikriausiai jums mokytojai nekartą yra pabrėžę ir kalbėję apie tai,
kad jeigu mes norime gauti 4 taškus iš struktūros, struktūra yra vertinama būtent tokiu skaičiumi, jums dėrėtų kurti iš tikrųjų nepaprastą rašinį, o vis dėlto parodyti kūrybiškumą, ar ne? Ir 4 taškus už struktūrą jūs gaunate tada, kada idėjos yra pateikiamos kūrybiškai, originaliai komponuojant tekstą. Na ir vienas iš tų būdų pateikti originaliai tekstą, tai yra būtent kurti nestandartinės, o kitokias kūrybiškas įžangas. Ką turiu omeny, vėlgi jums pademonstruosiu pateikdama pavyzdį. Na ir štai, kodėl negalima pasiduoti savo silpnumui. Štai tokia yra tema ir dabar pateiksiu pavyzdį įžangos, kurinai nėra standartinė. Jinai pradedama būtent nuo problemos konteksto, tai yra nuo graikų mito situacijos, kuri ir paskatina mane pamastyti apie gyvenimo problemas, apie tam tikrus reiškinius, kurie vėliau vers mane mąstyti atitinkamą silpnumo temą. Vienas senovės graikų mitas pasakoja liūdną, ypatingo talento žmogaus, muzikanto Orfėjo ir jo mylimosios Euridikės istoriją. Euridikei mirus nuo gyvatės įkandimo, Orfėjas taip gedėjo, jog pasiryžo ją grąžinti iš požemių karalystės. Užbūrė savo muziką Hadą, jis gavo jo pažadą sugrąžinti Euridikei gyvųjų pasaulį, su viena sąlyga, kad vesdamasis mylimąją per požemius, Orfėjas neatsigręš į ją pasižiūrėti. Štai čia yra mito pradžia. Kaip matote, aš jo nebaigiu, nepasakoju, kas toliau ir keliauju iškart prie problemos. Tai yra prie nūdienos problemos arba apskritai prie gyvenimiškos problemos. Šis graikų mitas kalba apie žmogaus išbandymą, jo valios gebėjimo atsispirti pagundai patikrinimą ir kartu moko nepasiduoti savo silpnumui. Tačiau žmogus, kaip sakė vokiečių rašytojas Erichas Marija Remarkas, kaip mato tipinu dar vieną citatą, tuo ir žmogus, jog yra kilnus savo siekiais, bet ne darbais, yra linkęs nusidėti, išpuikti, pasiduoti smalsumui, pasirinkti lengvesnį kelią, esant grėsmei bėgti nuo problemų, o ne jas spręsti, tingėti, o ne tobulėti. Kaip matot, aš išskleidžiu čia būtent savoką, kaip aš suprantu, kas yra tas silpnumas. Ir toliau vėl problema. Dėl savo negebėjimo atsispirti silpnumui šiandien jau 1000 metų pagal Bibliją esame išvaryti iš rojaus ir vis bandome su savimi kovoti. Pabandykime suprasti, kodėl ta kova prasminga ir reikalinga kiekvienam iš mūsų. Na ir šitoje temoje mes galime remtis netgi keliais autoriais: Šekspyru, Sarbievijumi, Gėte, Maironiu, Nerimi arba Škėma. Tai toks būtų nestandartinės įžangos pavyzdys, kuomet mes pradedame nuo kažkokio tai problemos konteksto, nuo istorinio konteksto, kultūrinio gali būti. Čia šitame pavyzdyje konkrečiai yra mitas. Taip? Dabar toliau, iš tikrųjų, kiek man pačiai tenka taisyti valstybiniuose egzaminuose darbus, daugelis mokinių visgi renkasi dedukcinę dėstymo pastraipą, todėl aš ir kalbėsiu galbūt apie tai, į ką atkreipti dėmesį, būtent kuriant tokią pastraipą, tokios struktūros. Prisiminkime, kas po ko turi eiti. Taip, tai pirmiausia turi būti teiginys, tada samprotavimas, kuris susideda iš aiškinimo, argumentavimo, plus problemos kontekstas gali būti, tada turi būti siejamasis sakinys, tai yra argumentus siejantis sakinys su kultūriniu pavyzdžiu, argumentų paremimas pavyzdžiais ir plus autoriaus kontekstas, kuris yra būtinas samprotavimo rašinyje, ir dalinė išvada. Taip. Tai dabar toliau keliausiu prie šitos pastraipos detalizavimo, kas turėtų būti teiginyje ir kitose šitos pastraipos dalyse. Taigi teiginys, tai pastraipos pirmasis arba antrasis sakinys, tezė, kurią reikia visoje pastraipoje įrodyti. Šitas sakinys tampa labai mums svarbus, aš tai vadinu, kaip ir namo pamatu, nes be šito mes negalime vėliau niekur keliauti ir niekur įrodinėti, jeigu mes renkamės būtent dedukcinę pastraipą. Teiginys negali būti platus, geriausia, kad jūs pasirinktumėte kažkokį vieną aspektą, kurį sieksite įrodyti visame rašinyje. Tai yra, kaip prisimenat, atsakymas į klausimą pasirenkant vieną aspektą arba du, priklausomai nuo to, kiek bus pastraipų. Tada teiginius 2 arba 3 priklausomai nuo pastraipų skaičiaus suformuluojame kaip atsakymus į temos klausimą, paminėdami vieną aspektą. Teiginį formuluojame numatydami, kokio autoriaus kūrinių remsime jį pastraipoje. Neformuluokite iš tikrųjų teiginio iš oro, jis visada turėtų būti susietas su
tuo autoriumi, kuriuo jūs nuspręsite remtis, ar ne, vadinasi, tas teiginys turi tikti būti idėja to kūrinio, kurį vėliau nagrinėsite ir paremsite savo argumentus. Tada teiginio aspektą rinkitės logišką, atitinkantį gyvenimiškas tiesas, sunkiai paneigiamą, ar ne, tai irgi labai svarbu. Ir antrame ir trečiame teiginyje turi būti matoma sąsaja su prieš tai buvusiais teiginiais. Jeigu, pavyzdžiui, pirmoje pastraipoje nagrinėjote, sakykime, vieną aspektą, antroje paminėkite, kad ne tik šis dalykas, pavyzdžiui, yra svarbus, bet ir šitas, kurį dabar norėsiu aptarti, ar ne. Tarsi grįžkite tokiu būdu ir parodykite, kad susiejate pastraipas. Toliau, samprotavimas po teiginio, aišku, keliauja samprotavimas, kurį sudaro aiškinimas ir argumentavimas, plus problemos kontekstas, ar ne? Tai be abejo, argumentų tikslas yra įrodyti teiginį, būtinai, jūs turite nuolat sekti, būti atidus, ar jūs nuo teiginio nepabėgate savo argumentais, ar kartais nepradedate kalbėti apie tai, ko jūsų teiginys visiškai neprašo, ar ne? Argumentuodami nepilstykite iš tuščio į kiaurą, stenkitės būti konkretūs, aiškus ir logiški. Argumentai turi būti tinkami, tiksliai susieti su rašinio tema, problema ir teiginio aspektu. Būtinai, visada būkite budrus ir sekite, ar tą darot. Ir svarūs reiškia įtikinantis, verčiantis patikėti tuo, apie ką jūs kalbate. Taip pat argumentus galite papildyti kontekstais, susijusiais su jūsų teiginiu. Tai gali būti ir filosofijos tiesos, tai gali būti psichologijos tiesos, tai gali būti religijos tiesos, tai gali būti pavyzdžiai iš istorijos, ar ne? Tai yra problemos kontekstas, kuris yra, na, kadangi, kaip minėjau, problema yra jūsų rašinio objektas, vadinasi problemos kontekstas, kiti reiškiniai, ką jums gali apie tai pasakyti, arba kaip galėtų dar patvirtinti ir įrodyti tuos jūsų argumentus, ar ne? Na ir argumentuodami turite kalbėti apie problemas, kaip minėjau, nepamirškite jų, nes tai yra jūsų, na, vis dėlto rašinio objektas. Na, toliau po argumentavimo dalies turime siejamą į sakinį, tai yra sakinys arba tiltas, dar kitaip vadinamas, kuris sieja jūsų argumentus su tolimesniu pavyzdžiu. O pavyzdys tai jau bus tas autoriaus kažkokio kūrinys arba galbūt kitas kultūrinis kažkoks pavyzdys kitoje pastraipoje, kai jau pasiremsite tuo privalomu autoriumi, vienu iš jų, ar ne? Taigi siejimo pavyzdžiai, kokie gali būti po argumentų. Mano aptariama problema, analizuojama, aš čia turiu omeny kažkokį autorių, ar ne? Ir kūrinyje X, na tai kažkokiame tai kūrinyje. Į šią problemą gilinosi ir vėl kažkoks tai autorius, kurį aš noriu minėti. Ši tema ir itin aktuali literatūroje, toks gali būti. Tai puikiai rodo literatūra ir ypač, pavyzdžiui, tokio autoriaus štai toks kūrinys. Šią temą mane privertė susimastyti štai toks autorius ir jo kūrinys būtent toks. Tai yra tik keli siejimo pavyzdžiai, jų gali būti ir visiškai kitokių, bet šitą sakinį nepamirškite įdėti, kad neatsirastų minties šuolių. Po siejamo sakinio, aišku, ateina eilė argumentų parėmimams pavyzdžiais. Taip, dabar literatūriniai, kultūriniai gali būti tie pavyzdžiai ir aišku, kad čia derėtų jau minėti ir autoriaus kontekstą, kuris yra vis dėlto būtinas šitame rašinyje, jisai privalo būti, nes mes turime netgi atskirą vertinimo lentelėje tokią skiltį, kuomet yra vertinamas pasiremimas autoriaus kontekstu. Tai šito dalyko nepamirškite. Taip, dabar kas reikalinga žinoti apie tą literatūrinį arba kultūrinį pavyzdį. Pavyzdys turi įrodyti teiginį, iliustruoti jūsų argumentus. Tai vadinasi, ką reiškia iliustruoti? Vadinasi, tas pavyzdys turi būti labai glaudžiai susijęs su jūsų argumentais. Negali argumentai kalbėti apie vieną, o literatūrinis pavyzdys kitą. Ne veltui jis vadinamas pavyzdžiu, reiškia, jūs iliustruojate tai, ką pasakėte argumentų dalyje, dabar jūs įrodote ir kūriniu arba kitų kultūrinių pavyzdžių. Taip, tokiu būdu pastiprindami savo įrodymą. Pavyzdys gali būti pateiktas kartu su autoriaus kontekstu. Taip, vadinasi, čia jau jūs svarstote, kurioje vietoje jums tą autoriaus kontekstą labiausiai derėtų įdėti.
Tai jau priklauso nuo jūsų, kuomet jūs analizuojate kūrinį, interpretuojate ir jeigu atitinkamas apie kažkokias kūrinio atitinkamas detalės pradedate kalbėti ir jaučiate, kad jau čia galite kalbėti apie autoriaus kontekstą, tada vadinasi tinka ten toje vietoje įrašyti. Tada pavyzdys turi įrodyti jūsų pasirinktą aspektą. Nepabėkit, visada tikrinkit, ar vis dėlto aš įrodinėju tą aspektą, kurį nusimačiau savo teiginyje rašinio. Dažniausiai daromos klaidos, pavyzdys per platus, kartais pavyzdys užima beveik visą jūsų pastraipą ir argumentams nebelieka vietos. Aš visada mokau savo mokinius maždaug laikytis aukso vidurio, argumentų ir literatūrinio arba kultūrinio pavyzdžio turi būti maždaug po lygiai. Apie pavyzdį tik užsimenama 1-2 sakiniais ir net nebandoma jo tiksliai sieti su tema, plėtoti. Tai irgi negerai. Literatūrinis pavyzdys turėtų būti išplėstas, paaiškintas, turėtumėte pasiremti kažkokiamis konkrečiomis teksto vietomis, galbūt prisiminti siužeto detalės, kurios tinka įrodyti būtent tai, ką jūs sakote. Kartais iš tikrųjų tai yra daug svariau, negu tiesiog kalbėti apskritai apie visą tekstą. Kita problema, pavyzdys gali paneigti jūsų argumentus. Atsitinka taip, jog argumentai sako vieną, o literatūrinis pavyzdys sako visai ką kitą. Tai būkite atidūs, kad taip neatsitiktų. Tada autoriaus kontekstas, priminsiu, kas tai yra kokio nors fakto, įvykio, reiškinio, randamo kūrinyje aplinkybės sąlygos, ar ne? Vadinasi, jeigu, pavyzdžiui, mes imame Mažvydo katekizmą, mes, kai kalbame apie prakalbą, ar ne lietuvišką šitame katekizme, mes turime žinoti, o kodėl Mažvydas imasi šito veikalo, kas darosi tuo metu Lietuvoje, kodėl toks religinis veikalas tuo metu yra reikalingas, kodėl būtent iškeliama pagonybės ir krikščionybės, pavyzdžiui, problema prakalboje. Visi šitie dalykai tai yra kontekstas. Kodėl Mažvydas imasi rašyti tokį veikalą, ar ne? Kas darosi tuo metu? Tai čia būtų istorinis. Jeigu mes kalbėtume apie Mažvydo biografiją, vėl kalbėtume apie kitus dalykus. Taip, kodėl būtent jis šitą veikalą kūrė? Taip, galbūt dėrėtų prisiminti, kad ne jis pradininkas šito, ar ne? Kad yra kiti žmonės, kurie pradėjo šitą veikalą. Vėlgi pagalvoti, kodėl tai yra lietuviška pirmoji knyga, kas atsitiko tuo metu Lietuvoje, kodėl taip trūko to rašto, kaip čia įtaką padarė reformacija ir kiti dalykai. Tai yra autoriaus kontekstas, kuris būtinas atskleisti ir įrodyti jūsų tam tikrus dalykus rašinyje arba pasirinktą aspektą. Bet jis turi būti tinkamas, vaikai, būtinai susietas su jūsų įrodomu aspektu. Jeigu to nepadarysit, kontekstas bus bevertis. Taip, dabar koks gali būti tas kontekstas? Gali būti biografinis, gali būti istorinis, epochos reiškinių, mitologinis, biblinis, filosofinis, psichologinis, kultūrinis. Žodžiu, viskas, kas susijęs su tuo autoriaus kūriniu, kas lemia, jog jis toks būtent atsirado ir būtent tokiu metu, tai ir vadinama autoriaus kontekstu. Tai šito dalyko nepamirškite minėti. Taip? Ir aišku, būtina pastraipą pabaigti daline išvada, tą būtina padaryti, nes aišku, šiuo metu dabar yra diskutuojama apie tai, kad dalinių išvadų galbūt visai rašinyje nereikia, jeigu jūs mokate gražiai pabaigti savo rašinį pasiremdami tuo literatūriniu pavyzdžiu, tai tada viskas gerai, tačiau kartais sunku suvokti, ar aš jau parašiau tą tokį tinkamą baigiamąjį sakinį, todėl aš visada rekomenduoju pastraipas pabaigti tą dalinę išvadą, ji turi apibendrinti tai, kas buvo pasakyta pastraipoje, dažniausiai sakinį mes pradedame žodeliu taigi, taip, arba tad, arba kažkokiais kitais žodeliais, čia galite, aišku, tai gali priklausyti nuo pačios pastraipos. Ir prieš parašydami išvadą prisiminkite pastraipos teiginį, ar tikrai išvada jį patvirtina. Išvada turi gražiai susisieti su jūsų teiginiu ir tame teiginyje nurodytų aspektų. Taip, tai va šitą dalyką būtinai prisiminkite. Dabar toliau, aišku, vėlgi norėčiau jums parodyti pavyzdį, kad jūs suvoktumėte, tai kokios yra tos pastraipos dalys, apie kurias ką tik čia kalbėjau. Ir kaip matote, aš jums išryškinau skirtingomis spalvomis tos pastraipos dalis. Ir kaip matote, labai gražiai šitoje pastraipoje išsirikiuoja kiekviena dalis, kurioje yra atitinkami
atitinkamos pastraipo dalys ir mes pradedame, aišku, kaip minėjau, ją nuo teiginio ir tada keliaujame prie argumentų. Čia šitoje pastraipoje jie yra vaizduojami, jie yra nupiešti juoda spalva, žalioji spalva yra problemos kontekstas, čia bus remiamasi psichologijos žiniomis, tada mėlynas tas sakinys vienas yra tas siejamasis sakinys arba tiltas sakinys, kuris sieja jūsų argumentus su literatūriniu pavyzdžiu. Tada yra geltona spalva šiuo atveju pasirinkta kalbėti būtent apie autoriaus kontekstą, pristatyti autoriaus kontekstą. Taip galima, iš tikrųjų nebūtina pradėti nuo literatūrinio pavyzdžio, jis gali būti po autoriaus konteksto. Tada raudona spalva čia žymimas būtent literatūrinis tas pavyzdys. Na ir paskutinis sakinys, tai yra 2 paskutiniai sakiniai, čia tokia šiek tiek rusva spalva, yra išvadiniai sakiniai arba dalinės išvados. Na ir ką mes čia turim? Didžiausios dvasios stebuklus, kurias skausmas ir kančia, Justino Marcinkevičiaus žodžiai, ir kaip matot, kaip aš minėjau, pavadinimas gali būti citata ir šiuo atveju jums dėrėtų išsiaiškinti, tai kogi nori šitas pavadinimas, o jisai kviečia pakalbėti apie tai, kuo žmogui prasmingas yra skausmas ir kančia, kodėl jie tokie žmogaus gyvenime yra reikalingi, ar ne? Tai šitoje pastraipoje ir bandoma bus tai įrodyti. Žmogui išgyvenančiam kančią skausmas tampa paskata tobulėti ir ugdyti savo asmenybę. Kaip matot, štai čia yra aspektas – tobulėti, ugdyti savo asmenybę. Dabar aš visoje pastraipoje stengsiuosi tai įrodyti, kad skausmas vis dėlto augina mus, ar ne? Paradoksalu, tačiau tai, kas įprastai asocijuojasi, su prislėgta būsena, itin skausmingais potyriais neretai tampa dvasinio nušvitimo priežastimi. Dramatiškos ar ribinės gyvenimo situacijos moko žmogų kovoti už savo būvį, tiek dvasinė, tiek fizinė gerovė, o suteikus galimybę dominuoti silpnumo akimirkoms, gresia psichologinis išsekimas. Todėl žmogus yra priverstas joms priešintis. Negatyvios jausenos, vidinę harmoniją trikdantis įvykiai neginčijamai reikalingi ir svarbus, norint save pažinti. Situacijos, kuomet žmogui tenka sąmoningai ar nesąmoningai pasitraukti iš komforto zonos, yra būtinos, siekiant pastebėti tam tikrus savo elgesio niuansus, asmenybės bruožus. Taigi kančia lemia žmogaus savirefleksijos procesą. Panašiai teigiama ir tinklapio bernardinai.lt straipsnyje, kaip kančioje žmogus gali dvasiškai tobulėti, parengtame pagal prancūzų filosofo Liudviko Lavelio knygą Blogis ir kančia. Skausmas stumia žmogui stebėtiną intimumą su savimi. Asmuo užsidaro savyje ir grimsta iki pačių savo gyvenimo šaknų. Užuot sukaustęs, jis stiprina sielos pajėgumą, sukelia visas žmogaus galias ir net suteikia joms ypatingą augimą. Šiuos žodžius įrodo ir psichologės, psichoterapeutės Genovaitės Petronienės mintys. Pasak jos, sunkus išbandymas daugelyje dvasinių mokymų yra transformacijos esmė. Štai čia buvo problemos kontekstas. Tokio požiūrio į kančią pavyzdžių apstur literatūroje. Vienas iš kūrėjų rašiusių apie skausmo prasmę 20 amžiaus pirmojoje pusėje gyvenęs lietuvių poetas Vytautas Mačernis. Autoriaus gyvenimo faktai liudija jį buvus nerame, prislėgta asmenybė. Iš aplinkinių Mačernis išsiskyrė rimtumu, uždarumu, neįprasta jo amžiui dvasinė branda, polinkiu į vienatvę. Jauną poetą nuolat vargino nepažinumo, praeinamybės nuojautos. Pasaulį jis dažnai regėjo svetimą žmogui. Poetas dažnai vadino save pesimistu, tada akivaizdu, kad Mačerniui stigo vidinės ramybės, į kas kankino prislėgta dvasinė būsena, kuri jį artina prie egzistencialistų. Tokioms jausenoms didelę įtaką darė istorinės aplinkybės, sovietų okupacija, trėmimai, Antrasis pasaulinis karas. Nepaisydamas dvasinių sunkumų, sekinančių ir sielvartingų išgyvenimų, Mačernis kančią suvokė kaip esminę savo būties sąlygą, neišvengiamai būtina kūrybiniam procesui rastis. Tai patvirtina paties poeto žodžiai, randami viename iš laiškų. Be kančios, tiesiog fizinės, aš neparašau 1,5 eilutės. Tai, kas gražu, yra mano sielvarto atžymėta. Dabar noriu sustoti ir trupučiuką atkreipti dėmesį, kad, kaip matom, autoriaus kontekstas yra akivaizdžiai susijęs su teiginiu. Mes negalime kalbėti apie Mačernį bet ko, ar ne, ir rinkti tų faktų,
kurie mums yra visiškai neaktualūs mūsų teiginiui įrodyti, ar ne? Mes turime kalbėti apie kančią ir čia, kaip matote, kalbam apie jo depresyvę būseną, ar ne, apie jo tam tikras gyvenimiškas nuostatas ir tada kalbama remiamasi jo laiškais, ar ne, kuriuose jis pats kalba apie kančią ir kalba apie tai, kaip jinai reikalinga jam kaip kūrėjui, taigi kontekstas privalo būti susijęs su tuo, apie ką aš kalbu, būtent įrodinėdamas teiginį. Na ir toliau, kaip minėjau, jau remiuosi literatūriniu pavyzdžiu. Nenuostabu, kad ir lyrinis aš Mačernio eilėraščiuose susiduria su beprasmybe, nuovargiu, išgyvena skausmą, nesugeba rasti atsakymų į kankinančius egzistencinius klausimus. Lyriniam subjektui širdis ir šiandien lygiai sopa, jį nuvargino kasdien vis rolės naujos, jis keliauja per pasaulį kasdien suduždamas, tas dažnai jaučiasi išsekęs. Visgi, kad šios būsenos sonetų žmogui prasmingos, įrodo 24 žiemos sonetas. Lyrinis aš prašo gyvenimą būti jam neteisinga, prašo jo patyrimų karčių, atsisako draugų ir mylimos moters tam, kad kentėtų. Silvartinga būsena suprantama kaip būdas stiprinti valią, dvasiškai tvirtėti, augti. Lengvas ir malonus gyvenimas, dvasinė ir moralinė pražūtis, asmenybės sunikimas. Švelnumu jie mane pražudys, mirsiu aš, mirs kovos troškulys. Tad sonetų žmogus renkasi praeinančiam pasaulyje praeiti, suduždamas, bet išdidus. Kaip matote, šios pastraipos autorius daug cituoja, nes prisimena daug citatų iš jo kūrybos, tai yra labai gerai, jeigu tas jums pavyksta, galite citatas perfrazuoti, tačiau labai gerai, jei jūs remiatės analizuodami kūrinį konkrečiamis teksto detalėmis ir įrodinėjate ne abstrakčiai, bet labai konkrečiai, būdami kuo arčiau teksto, tai yra tikrai pliusas. Na ir aišku, pastraipą baigiame išvadiniu sakiniu, kaip matote, jis čia yra, na vis dėlto, sakiniai yra, išvadinė dalis yra vis dėlto suskaldyta į 2 sakinius, taip gali irgi būti. Taigi akivaizdu, kad kančia tai akistata su savimi, tai akistata, tai akstinas tobulėti, nepasinerti į stagnaciją, savigraužą, ji būtina siekiant dvasinės brandos, tampa vienu pagrindiniu saviugdos proceso aspektu. Tai va, tai tokia galėtų būti jūsų dėstymo pastraipa ir tai yra tik vienas iš pavyzdžių, kaip ją galima būtų konstruoti, bet kaip matote, jinai tokia harmoninga, kiekvienoje dalyje yra sočiai kažko įdėta, jinai yra prisodrinta, ar ne, ir gražių literatūros detalių, ir autoriaus konteksto, ir problemos konteksto čia randam, ir paties autoriaus, šiuo atveju šios pastraipos autoriaus minčių, kaip jis supranta, kodėl dvasinė ta tokia būsena, kančia, skausmas vis dėlto yra reikalingi žmogui. Taip? Toliau keliauju prie paskutinio samprotavimo rašinio etapo, tai yra rašinio pabaiga. Ir rašinio pabaigoje daromos išvados iš viso rašinio. Ta turėkite omeny, kad iš tikrųjų derėtų apriepti, dažniausiai jūs rašote 2 pastraipas, tai vadinasi, tos 2 pastraipos turi būti jūsų pabaigoje vis dėlto minimos kažkokiu būdu ir tie aspektai būtinai vėl priminti. Būk atidus ar nedarai išvadų iš to, apie ką visai rašinė nešnekėjai. Iš tikrųjų pabaigoje negali atsidurti naujų dalykų, kurie vis dėlto nebuvo minimi jūsų rašinyje. Nes tada iš tikrųjų, aišku, kentės jūsų taškai už struktūrą. Rašinio pabaigoje turi būti pakartota pagrindinė mintis, tą irgi svarbu žinoti. Ta pagrindinė mintis, tai kaip žinote, yra jūsų tie teiginiuose paminėti aspektai, ar ne, tai juos būtinai priminkite, dar kartą pasakykite, tai ką jūs supratote apie žmogų, nes iš esmės visos temos kalba būtent apie žmogų, apie jo egzistenciją, tai ką šita tema jums leido suprasti apie tą žmogų, ar ne, ką jūs supratote apie jį ir parašykit. Tada puiku, jei prisimenate kokio nors žymaus žmogaus citatą, kuri apibendrina jūsų visą rašinį, ją galite pabaigoje parašyti. Tai iš tikrųjų yra jau kūrybiškos pabaigos pavyzdys ir taip gali atsitikti. Ir rašinio kompozicija gali būti žiedinė, tai šiuo atveju pabaigoje galite grįžti
prie tų problemos kontekstų, kuriuos minėjote įžangoje. Pavyzdžiui, jeigu jūs kalbėjote, sakykime, apie kažkokį tai biblinį ar ne, kažkokį paminėjote biblinį kontekstą, jūs galite prie jo grįžti, padaryti vėl kažkokias išvadas, tokiu būdu jūs kursite žiedinę kompoziciją. Ir vėl, aišku, artėsite prie tos kūrybiško rašinio komponavimo, kas yra šiuo atveju labai gerai. Na, šiuo atveju todėl aš ir pasirinkau jums vėlgi parodyti pavyzdį, kaip ta žiedinė kompozicija galėtų atrodyti. Aš jums skaičiau pastraipą, kurioje buvo remiamasi graikų mitu apie Orfėją ir Euridikę. Tai šiuo atveju aš jums tos pastraipos jau įžangos nebeskaitysiu, bet jūs čia jau ją matote. Įžanga tai yra ta pati, tik pristatau, kokie galėtų būti autoriai šitoje pastraipoje ir kokie galėtų būti teiginiai. Ir tada perskaitysiu pabaigą, kaip galėtų toks rašinys, pradėtas būtent taip, galėtų pasibaigti. Na, pirma pastraipė bus remiamasi Biliūno apsakymų lazda, autoriaus kontekstas Biliūno asmenybė, jo krikščioniškos nuostatos, o problemos kontekstas Biblijos tiesos. Na ir teiginys kaip galėtų skambėti. Vienas sunkiausių žmogaus uždavinių - išmokti susidoroti su savo puikybė. Tai būtina siekiant doros, vidinės harmonijos, sielos ramybės ir teigiamo santykio su savimi ir aplinkiniais. Kaip matot, aš reaguoju į tai, ko klausia manęs tema. Kodėl negalima pasiduoti silpnumui? Aš ir atsakau, taip, kad šiuo atveju tai būtina siekiant doros, ar ne? Ir pasakau, kad tokiu būdu mes susidorojame su puikybė. Antra pastraipa galėtų būti kitokia, joje gali būti remiamasi jau Krivicko poezija ir autoriaus kontekstas partizanų nuostata, pasiaukojimas, o problemos kontekstas knygnešiai. Na ir koks galėtų būti tas teiginys, dar didesnis uždavinys, esantis už asmeninės gerovės ribų, nepasiduoti pagundai nusišalinti nuo visuomenės problemų, nors ir žinai, kad galima tavo ryžto kaina gyvybė. Tai vėlgi būtina suvokus, kad valstybės gerovę kūrė net ir atskiras žmogus. Kaip matot, vėl atsakau į temos klausimą, nesupraskite, kad reikia taip tiesiogiai, kodėl negalima pasiduoti. Negalima pasiduoti, nes tai būtų labai jau standartiška ir nuobodu. Tai aš tą sakinį konstruoju šiek tiek mandriau ar ne, ypatingiau ir paminiu tai, ko manęs tema prašo, aš įvardinu aspektą, įvardinu priežastį ir toliau kalbėsiu jau nagrinėdama tą aspektą ir jį įrodinėdama. Na, o pabaiga kokiagi galėtų būti, kadangi, kaip minėjau, įžangoje buvo minimas Orfėjas, kaip matote, mitas yra nebaigtas pačioje pradžioje, ar ne, buvo tik įvardinta, kad Euridikė jis vedasi į tą, stengiasi išsivesti gyvųjų pasaulį ir jam duota užduotis neatsigręžti, tai pabaigoje ką aš darau, tai aš ir įvardinu, kaip tam Orfėjui sekėsi. Deja, minėtame antikos mite, talentingasis poetas ir muzikantas Orfėjas neišlaikė Hado duoto išbandymo, ar ne? Esu ties savo tema, jis neišlaikė savo išbandymo, pasidavė tam silpnumui, taip, pasidavė savo silpnumui, smalsumui, atsigrėžė pasižiūrėti, ar Euridikė eina iš paskos. Tai lėmė jo amžinas kančias, gyvenant be mylimosios visą likusį gyvenimą. Grįžtų prie problemos, ar ne? Tada akivaizdu, kad pasidavęs savo silpnumui žmogus jaus vienokias ar kitokias skaudžias pasekmes. Pavyzdžiui, kad ir aptartasias, turiu omeny tos, kurios buvo aptartos pastraipose, praras vidinę ramybę ar užsitrauks kitų žmonių nepagarbą, išvengdamas prisidėti prie tautos ar net visos žmonijos gerovės kūrimo. Iš antikos atkeliauja ir dar viena išminties kupina idėja, išsakyta filosofo Senekos. Prigimtis davė žmogui pakankamai tvirtybės, tik reikia ją pasinaudoti, sukaupti jėgas ir nukreipti savo naudai, o ne prieš save. Priežastis to nedaryti yra nenoras, o negalėjimas, tik pasiteisinimas. Taigi, kaip matot, tai jau yra kūrybiškos įžangos pavyzdys, kuomet aš netiesiog įvardinu savo pagrindinę mintį, kaip dažnai jūs darote savo rašiniuose ir tada tos, tokia įžanga ir pabaiga tampa skurdokos ar nenuobodokos, tai jūs galite štai tokiu būdu ją šiek tiek paįvairinti.
Dabar toliau keliausiu prie literatūrinio rašinio ir aptarsiu irgi jo struktūrą ir turinio dalykus, kuriuos derėtų prisiminti ir apie kuriuos vis dėlto svarbu irgi pakalbėti, nes literatūrinis rašinys, su kiekvienais metais egzamine vis populiarėja ir todėl norisi irgi akcentuoti, ką derėtų jums žinoti. Taigi, pirmiausia, tai primenu tai, ką minėjau jau šitos mūsų kalbos pradžioje, kad iš tikrųjų visiškai skiriasi literatūrinio rašinio objektas. Literatūrinio rašinio objektas yra literatūra, nebe gyvenimas, nebe mūsų kažkokia egzistencija, kuri yra už lango ar šalia jūsų, o literatūra. Šitas rašinys prašo kalbėti tik apie ją. Tikslas yra pateikta tema interpretuoti, analizuoti, aiškinti autorių kūrybą. Ir rašinio stilius yra mokslinis, kalba yra griežtai dalykiška. Netgi siūloma vengti, aš manau, taip, tokio teiginio, vis dėlto siūloma kalbėti tą tokią bendrinę, tokia bendrinė forma. Dabar toliau keliausiu vėlgi prie rašinio įžangos ir pabrėšiu tuos dalykus, kuo šitas rašinys iš esmės skiriasi nuo samprotavimo rašinio. Tai pirmiausia, būtina labai gerai apgalvoti temą. Lygiai tas pats mano patarimas kaip ir samprotavimo rašiniui. Neskubėkite rašyti, išsiaiškinkite reikšminius temos žodžius. Pasižiūrėkite, ko ta tema iš jūsų nori, ko reikalauja, tik tada rašykite įžangą. Įžangoje svarbu vartoti tuos žodžius, taip, juos išaiškinti, kai lygiai taip pat kaip ir samprotavimo rašinyje, tokiu būdu pristatant temą. Toliau derėtų nurodyti autorius ir kūrinius, kuriuos analizuosite. Vis dėlto dažniausiai, kadangi rašote 2 pastraipų rašinį, tai derėtų matyti 2 autorius ir jų kūrinius įžangoje pristatyti. Šitas dalykas paprastai daromas įžangos pabaigoje. Paskutinis įžangos sakinys dažniausiai būna tezė arba pagrindinė mintis, kuri po to rašinyje bus išskaidyta į atskirus teiginius pastraipose. Ir siekiant aukštesnio lygio rašinio, įžangoje irgi galima remtis mitologijos, Biblijos tiesomis, kultūros istorijos, meno reiškiniais ir tokiu būdu, aišku, ta įžanga jau artėja prie aukštesnio lygio įžangos. Taip? Dabar vėlgi pateiksiu jums pavyzdį literatūrinio rašinio įžangos, kuri yra paprasta, standartinė, kad jūsų neišgąsdinčiau, ir kūrybos ir žemiškos laimės konflikto tema literatūroje. Tai, kaip matote, šita tema prašo kalbėti apie kūrybą, taip, ir kodėl jinai vis dėlto konfliktuoja su žemiškojų pasauliu. Kodėl vis dėlto sakoma, kad jos kažkodėl kūryba su laime ar nežemiška laime nedera. Prašoma pasvarstyti, ką apie tai sako literatūra ir mūsų autoriai. Ir skaitau, kūryba savirealizacijos forma, kuri gali tapti būdu paneigti realybės dėsnis, atskleisti opiausius, intymiausius žmogaus vidinio pasaulio potyrius ir dažnai netgi neigti pilnatvės ar harmonijos realybė egzistavimą. Ir kaip matot, jau kitam sakiny aš iškart žygiuoju prie literatūros. Samprotauti apie gyvenimą įžangoje ilgai jūs negalite. 1-2 sakiniai, o toliau viskas, jau keliaujam prie literatūros, kultūros reiškinių. Žodžio mene literatūroje kūryba ir laimė nevengiamos priešinti. Šis konfliktas ypač aktualus, pridedu istorinį kontekstą, 20 amžiaus vidurio literatūroje, pasauliniai karai, okupacijos, trėmimai ir kiti to laikotarpio moralinį nuosmukį paliudijantys įvykiai arba skaudžios asmeninės patirtis vienus kūrėjus verčia prarasti tikėjimą šviesia tikrove ir žadina troškimą bėgti susikurtą pasakišką pasaulį, kitiems stiprina išgyvenamą kančią bei neviltį, skatina ieškoti būdo išsisakyti, išsilaisvinti. Tokios priešpriešos geriausiais pavyzdžiais laikomi 2 poetai ir jų eilėraščiai. Henrikas Radauskas savo kūrinyje Pasaka bei Jonas Aistis eilėraščiuose Karunka ir Katarsis kūrybos bei žemiškos laimės konfliktą aptarė akcentuodami skirtingus aspektus, tačiau abiejų rašytų poezija patvirtina,
kad šie dalykai nėra harmoningi. Na ir kaip matot, pradėjau nuo kūrybos, pristatau temą, pasakau, kad kalbėsiu apie harmonijos stoką tarp šitų dalykų, tada pereinu prie literatūros, akcentuoju istorinį kontekstą, kuris man yra reikalingas ne bet koks, bet tik tai tas, kuris yra susijęs su mano nagrinėjimais autoriais, kuriuos aš aptarsiu šitame rašinyje, reiškia su Henriku Radausku ir su Aisčiu. Tik tokį kontekstą galiu minėti, kitoks tiesiog būtų jau visai, visiškai nesusijęs su mūsų duotąja tema, ar ne? Ir su autoriais. Na ir kaip minėjau, įžangą dera pabaigti pristatant autorius ir kūrinius, kuriuos aš pasirinksiu šitame literatūrinėme rašinyje nagrinėti. Ta ir padarau. Tai yra Radausko pasaka ir Aisčio eilėraštis Karunka bei Katarsis. Dabar toliau, kaip žinote, literatūrinio rašinio dėstymo pastraipas galima rašyti dvejopai, galima pasirinkti analitinės pastraipos modelį arba lyginamosios. Tai aptarsiu ir iš vieną, ir kitą, kad priminsiu jums, kas dėrėtų būti. Primenu analitinės pastraipos struktūrą, ji labai paprasta, pradedame nuo teiginio, kaip ir samprotavimo rašinį, tada keliaujame prie literatūros kūrinių interpretavimo, kaip matote, nelieka jokio argumentavimo ir svarstymo apie gyvenimą arba kažkokius gyvenimiškus reiškinius, ar ne. Tada, kai analizuojame literatūrą, tada mes minime tinkamose vietose, primename kūrinio kontekstą arba autoriaus kontekstą ir tada keliaujame prie dalinės išvados. Dabar vėlgi, kas privalo būti kiekviename iš šitų etapų. Taigi teiginys, kaip ir samprotavimo rašinyje, teiginys formuluojamas kaip atsakymas į temos klausimą, išskiriant vieną temos aspektą. Jeigu tema ne klausimu formuluojate, jūs paverskite jį į klausimą, ar ne? Tada tokiu būdu lengviau yra visada formuluoti teiginį. Tada geriausia teiginyje jau nurodyti autorių ir kūrinį, kurį jūs stengsitės aptarti ir interpretuoti šitoje pastraipoje, bet tai nėra būtina. Jei to nepadarėte teiginį, autorių ir kūrinį būtina jau paskelbti antrame sakinyje, nes vis dėlto turi būti aišku, apie ką jūs kalbėsite ir apie kokio autoriaus kūrybą jūs nagrinėsite. Ir tada, aišku, būtinai, gal sakyčiau ne tiek būtinai, bet kadangi išvengtumėte tos labai slidžios ribos tarp samprotavimo ir literatūrinio kalbėjimo, ar ne, tai vis dėlto siūlau teiginyje vartoti žodį literatūra, kad būtent literatūroje dažnai kalbama apie vieną ar kitą dalyką, arba būtent literatūroje kančia suprantama vienaip ar kitaip. Tai va šiuo atveju šitie dalykai, kad galėtumėte atskirti ar ne samprotavimą nuo literatūrinio, turėtų būti minimi. Tada toliau literatūros kūrinių interpretavimas įrodantis teiginį ir autoriaus kontekstas. Ši pastraipos dalis skirta įrodyti teiginį, tą darome analizuodami vieno autoriaus kūrybą. Taigi visoje pastraipoje jūs analizuosite tik vieno autoriaus kūrybą. Kūryba gali būti vienas kūrinys, gali būti du, čia jau nesvarbu, kiek jūs pasirinksit, ar ne. Analizuojant kūrinius būtina vengti atpasakojimo. Čia pagrindinė yra iš tikrųjų jūsų rašinių bėda, jog jūs pasinerėte į siužetą. Ne siužeto reikalauja egzaminas, o interpretavimo, analizavimo, ar ne, idėjų išsakymo, taip. Vartok literatūrologijos savokas, aptark teksto raišką, kas siekite iš tikrųjų pačių aukščiausių vertinimo rezultatų, iš tikrųjų turėtumėte turėti omeny, kad jums reikia žinoti ir to autoriaus raiškos subtilybės, ar ne, tam, kad galėtumėte pasiekti pačius aukščiausius taškus. Analizuojant kūrinius galima cituoti arba reikia perfrazuoti citatas, iš tikrųjų citavimas neprivalomas, pabrėžiu, bet yra pageidautinas ir jeigu neatsimenate citatų, iš tikrųjų jas dėrėtų perfrazuoti. Tokiu būdu jūs parodysite, kad jūs esate arti teksto, ar ne, o ne kalbate abstrakčiomis frazėmis, kurios yra, sakykime, būdingos ne tik šiam, bet ir kitam kažkokiam autoriui. Taip.
Autoriaus kūrinio kontekstas, kultūrinis, istorinis, biografinis, epochos reiškinių gali būti bet kurioje pastraipos vietoje, kur tik jaučiate, kad jums tinka jau paminėti. Vėl pabrėžiu, jis turi būti susijęs su teiginiu ir aspektu, lygiai taip pat kaip ir samprotojimo rašinyje. Nerašykite bet ko žinau apie autorių, tas kontekstas bus bevertis ir už jį jūs tikrai negausite jokių taškų. Tada patariu vengti tuščiažodžiavimo, kalbėjimo aplinkui apie nieką, kad ir pavyzdžiui, sakykime, Baranausko poemoje Anykščių šilelyje kalbama apie nuostabę gamtą, gamta graži, jinai svarbi žmogui, jinai teikia daug, sakykime, jinai teikia pakylėjimą, jinai ten moko. Iš tikrųjų, tai yra tuščias kalbėjimas, nes šitos frazės yra pritaikomos daugeliui autorių, jūs neparodote to autoriaus išskirtinumo, o tai privalote padaryti. Ir pavyzdžiui, taip galima kalbėti iš tikrųjų ir apie Maironį, ir apie Donelaitį, ir apie kitus. Turite būtent kalbėti apie tą tekstą, kurį stengiatės išnagrinėti ir minėti teksto detalės, būtinai ir būti kuo arčiau teksto. Nerašyk savo išgyvenimų, nesamprotauk apie nūdienos problemas ir kitus pasaulio reiškinius. Tai ne šito rašinio objektas, o samprotavimo. Tavo dėmesio centre tik tekstas ir tik jis. Taip. Toliau pastraipą baigiam dalinę išvadą. Išvada turi būti platesnė nei teiginys, apibendrinti visą pastraipą. Vėl įvardinti reikia autorių ir jo kūrinį, kurį aptarėte. Ir ji turi būti susijusi su teiginiu ir su tema. Visada patikrinkite, ar nepabėgote nuo savo teiginio, ar nepabėgote nuo aspekto, kurį vis dėlto nusimatėte įrodyti. Na ir dabar analitinės literatūrinio rašinio pastraipos pavyzdys. Ir vėl aš jums čia pripiešiau spalvotai. Tema yra kūrybos ir žemiškosios laimės konflikto tema literatūroje. Įžangą mes jau skaitėme to rašinio, dabar paskaitysime vieną pastraipą. Na ir spalvos vėl akivaizdžiai parodo, kas čia yra padaryta. Raudona yra teiginys, geltona spalva yra pažymėtas autoriaus kontekstas. Toliau žalia spalva yra jos, kaip mato, daugiausia, tai yra nagrinėjamas, analizuojamas, interpretuojamas Radausko eilėraštis pasaka ir tada pabaigoje pateikiama dalinė išvada. Na ir skaitau. Kultiniu laikomo 20 amžiaus vidurio lietuvių poeto Henriko Radausko eilėraštis pasaka liudija, kad kūryba šviesos skleidėja ir išvaduotoja, o žemiškoji laimė, kaip teigia pats rašytojas, tai yra iliuzija. Štai ir aš įvardinu, ar ne, savo aspektą, kurį stengiuosi įrodyti. Ir įvardinu autorių, netgi įvardinu jau konteksto dalykus, 20 amžiaus vidurio paminiu, kad tai yra poetas, ar ne, tai irgi sveikintinas dalykas. Na ir kūryba, kaip jau įvardinu, šviesos skleidėja, išvaduotoja, o žemiškoji laimė tai yra iliuzija. Jau parodau, kad kalbėsiu apie konfliktuojančius dalykus. Kataklizmais garsėjantis 20 amžius gali tapti nužmogėjimo, dvasinės bei moralinės degradacijos simboliu. Šio laikotarpio ypatingumas, žiaurus ir gąsdinantis, žmoniją sukrečia 2 didžiausi karai pasaulio istorijoje, kuriuos beje išgyveno ir Henrikas Radauskas. Kraupūs to meto įvykiai, mirties neišvengiamumo suvokimas skaudino ir slėgė poetą, vertė jį tikėti racionaliai susikurtos laimės nerealumu. Ši nuostata būdinga visiems katastrofų literatūros kūrėjams. Žmogaus gyvenimą valdo gamtos, istorijos ir likimo galios. Kaip matote, irgi kontekstas susijęs su teiginiu, ar ne? Aš parodau, kad ta realybė yra skaudi ir todėl rašytojas iš tikrųjų kurs visai kitokią realybę savo poezijoje. Tokia pasaulėžiūra lemia tai, kad Radausko poezijoje konfliktas tarp tikrovės ir poezijos pasaulio yra įprastas reiškinys, sudarantis eilėraščio siužeto pagrindą. Pirmosiose eilėraščio pasaka strofose vaizduojama tikrovė, siekiama sukurti niūrią, bauginančią atmosferą, realusis pasaulis nykus ir statiškas, jame stinga gyvasties šviesumo. Šiai nuotaikai ryškinti pasitelkiamas žemiškų objektų įkūnijančių slogumą, šaltumą, tam tikrą sustabarėjimą vardymas, traukinio dūmai,
traukinio dūmai, telefono vielos, užrakintos geležies durys, šaltas žiburys, gnomai požemėse. Tik atliekusi pasaką, kurią galima tapatinti su kūryba, išsklaido posmų tamsumą, sukuria giedrumo ir euforijos įspūdį, atskrenda pasaka ir mirga margas spindulių lietus. Tad žemiškoji tikrovė eilėraštyje nepatraukli, varžanti, o pasaka varganame pasaulio fone kone egzotiška, kūrinyje metaforiškai pavadinama atograšų karšta plaštake. Trečioje strofoje įvyksta Radausko poezijai itin būdinga transformacija, keičiasi veiksmo erdvė, realybė apleidžiama, skaitytojas nukeliamas į pasakišką pasaulį. Šioje naujojoje realybėje kūrėjas vaizduoja stebuklinių lietuvių liaudies pasakų personažus – Našlaitėlę, Eglę, Žalčių karalienę, trečiąjį brolį kvailį. Todėl iš karto galima suprasti, kad čia vyksta pasakoms įprasta gėrio ir blogio kova, pasibaigianti teisybės triumfu. Našlaitės neliečia vilkai pikti. Čia įmanoma viskas, ką neigia tikrovė. Eilėraštyje tai patvirtina hiperbolės ir personifikacijos. Atkreipiu dėmesį į raišką, ar ne? 7 mylias žengia vaiko koja, kalba akmuo ir medis nebylys. Taigi, transformuojant realybę, atskleidžiamas pasaulio ir pasakos konfliktas. Žemiško erdvė apsiblaususi, skendinti nykumoje, o poetiškoji šviesi įkvepianti. Paskutiniame eilėraščio posme taip pat aiškiai regima opozicija tarp realybės ir pasakos. Žemiškasis pasaulis lyriniam subjektui atrodo žiaurus, klastingas, kupinas kliūčių ir pavojų, o pasaka tampa būties centru, asmeninė nuostata, kelia pasigėrėjimą, ji reikalinga mielaširdžiai. Pasaulis juokiasi paspendę savo tinklą, ant žemės vieškelių, takelių ir takų, klausau, ką pasaka, man gieda kaip lakštingala, pasauliu netikiu, o pasaka tikiu. Kaip matote, eilėraštis analizuojamas pakankamai detaliai. Štai ką miniu, kad reikia būti arti teksto, minėti teksto detalės, priminti, kas jame sakome. Ir jeigu neatimenate konkrečių citatų, nebūtina, bet detalės būtinos. Jūs negalite kalbėti apie eilėraštį abstrakčiai, vadinasi, turite gerai jį atsiminti. Apskritai literatūriniam rašiniui, ta tokia atmintis yra vis dėlto vertybė, nes tenka prisiminti daugybę siužeto detalių, kurias tenka minėti, analizuojant kūrinius. Na ir aišku, čia baigiama išvada dalinė, tad Radauskas savo eilėraštyje pasaka kūrybės ir žemiškosios laimės konfliktą vaizduoja pabrėždamas tikrovės tamsumo, niūrumo ir pasakos dinamiškumo, giedrumo, galingumo priešpriešą. Vadinasi, realybėje pilnatvė nepasiekiama, jos radimasis įmanomas tik kūrybos plotmėje. Tai va šitą dalyką jums derėtų prisiminti ir turėti omenyje, kad privalote analizuoti, interpretuoti ir tokiu būdu tik tai tampa ta pastraipa tokia sodri ir tikrai jinai atitinka aukščiausio lygio reikalavimus, ar ne? Toliau keliauju prie kitos pastraipos tipo, tai yra lyginamoji pastraipa. Gali būti ir tokia, ir pabandysiu pabrėžti, kuogi ji iš esmės skiriasi nuo analitinės pastraipos, kokie galėtų būti tie skiriamieji bruožai. Pirmiausia, tai noriu akcentuoti, jog joje lyginsime 2-3 autorių kūrybą. Mano patarimas ne 3 lyginti, o 2 autorių, nes vis dėlto, jeigu imsite 3, ta pastraipa atitinkamai jinai mažėja ir turiu omeny, kiekvienam autoriui dėmesio kliūna labai nedaug ir ta interpretacija gali būti skurdi. Todėl siekiant šito išvengti, vis dėlto 2 autorių lyginamojoje pastraipoje, manyčiau, tikrai pakanka. Jeigu taip toliau, teiginyje reikia nurodyti abu autorius ir kūrinius, kuriuos jūs analizuosite. Kadangi tai yra lyginamoji pastraipa, vadinasi, teiginyje vis dėlto reikia pristatyti abu autorius. Po teiginio interpretuojame pirmojo autoriaus kūrybą, pateikiama reikiamus autoriaus kontekstus. Taigi, iš esmės, tai yra labai panašu į tai, ką jūs ką tik matėte analitinėje pastraipoje, bet tai yra
pirmiausia aptariamas vienas autorius, ar ne? Mes jį išanalizuosime, o tada keliaujame jau prie kito. Bet prieš tai darydami turime vėl juos sukabinti, tuos du autorius, siejamaisiais kažkokiais žodeliais, ne, tam tikrais. Pereinant prie kito autoriaus būtina vartoti siejamuosius žodelius. Vis dėlto kita vertus taip pat ir panašius, kurie savotiškai pradeda sieti aptariamą autorių su kitu autoriumi, kurį jūs toliau nagrinėsite. Tokiu būdu autoriai arba yra supriešinami, ar ne, atitinkamom šitom dalelytėm, arba sugretinami. Jūs parodysite, kad tie autoriai yra kažkokiais interpretavimo aspektais, jie yra panašus. Aptariamas toliau, kai parašėme tuos siejamuosius žodelius, mes keliaujame prie antrojo autorius ir aptariame jį. Ir jo kūrybą taip pat pateikiame kontekstą autoriaus mums reikalingą, tą, kuris įrodo aspektą. Ir aptarus antrąjį autorių, apibendrinamas abiejų analizuotų autorių požiūris, įvardinami panašumai ir įvardinami skirtumai. Taip? Tai toje pabaigoje iš tikrųjų derėtų šitą dalyką pabrėžti būtinai, kas autorius sieja arba kas skiria. Vis dėlto tai yra lyginamoji pastraipa, tai tiesiog jūs negalite sukabinti tų autorių šiaip savo, ar ne, tada kam juos rašyti lyginamoji pastraipoj, tada rašykim atskiras pastraipas ir nesikvaršinkim savo galvos, ar ne, o vis dėlto derėtų lyginamojoje pastraipoje nurodyti, kuo šitie autoriai skiriasi arba kuo jie yra panašus. Na ir toliau vėlgi pateiksiu jums pavyzdį, kaip galėtų atrodyti ta lyginamoji pastraipa. Ir konkrečiai jums pristatysiu Dievo temos pastraipą, kurioje yra lyginami du autoriai, tai yra Martynas Mažvydas ir dar vienas autorius, kurio kūryboje Dievo tema yra viena svarbiausių, tai yra būtent Donelaitis. Na, Dievo tema iš esmės daug kurių autorių kūryboje yra liečiama, tačiau čia šiuo atveju šitos pastraipos autorius būtent rado tokių tam tikrų panašumų ir tam tikrų skirtumų tarp šitų dviejų autorių, todėl nusprendė juos sudėti į vieną pastraipą. Vėlgi, kaip matote, čia yra spalvos atitinkamai tam tikros. Tai raudona, kaip visada, yra teiginys ir teiginyje mes matysime įvardintus abu autorius, ar ne, ir abiejų autorių kūrinius, kurie bus, arba veikalus, šiuo atveju katekizmas yra veikalas ir jo prakalba, ar ne, ir įvardinta konkrečiai tema, taip, ir įvardintas aspektas, kuris nagrinėjamas. Toliau geltona spalva šitoje pastraipoje yra pažymėtas autoriaus kontekstas. Ten, kur yra iki mėlynojo sakinio, jūs matote kontekstą Mažvydo, taip, ir vėlgi tik tai tą, kuris yra reikalingas siekiant įrodyti savo aspektą. Na, o po mėlynojo sakinio jūs matote Donelaičio kontekstą. Vėlgi tą, kuris reikalingas įrodyti būtent mano pasirinktą aspektą. Na ir žiūrim, ką mes vėl čia turim. Skaitau Dievo tema lietuvių literatūroje. Tiek Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos Katekizmas prakalboje, knygelės pačios bylo lietuvininkų ir žemaičių, tiek Kristijono Donelaičio didaktinėje poemoje Metai tikėjimo tema yra dominuojanti. Žmogaus egzistencija nesuvokiama be Dievo tvarkos dėsnių. Štai čia, kadangi noriu sustoti, kadangi tema yra pakankamai tokia abstrakti, Dievo tema, ar ne? Vadinasi, nėra man nurodyta kryptis, ką aš turėčiau šitoje temoje apie šitą Dievą kalbėti, ar ne? Todėl aš pasirenku, šiuo atveju aš norėsiu įrodyti, ar ne, kad šitų dviejų autorių kūryboje žmogaus egzistencija be Dievo yra neįsivaizduojama ir kad tai yra iš tikrųjų, kad apskritai jo visas pasaulis, jo suvokimas daugelio pasaulio reiškinių yra nulemtas būtent religinio aspekto, tai yra tikėjimo. Ne? Tai todėl šiuo atveju aš pasirenku būtent tai įrodinti, Dievo tvarkos
dėsnis, ar ne, šitose kūriniuose. Ir Mažvydo, toliau skaitau, ir Mažvydo katekizmo tekstuose skelbiamos bendrosios protestantizmo ir svarbiausios liuteronizmo idėjos. Kontekstas susijęs su religija. Taip. Šios knygos prakalboje daugiausiai kreipiamasi į Lietuvos valstiečius, siekiame atitolinti nuo pagonybės ir priartinti prie krikščionybės. Tamsybę senasias nuo jūsų šalin atvarysit, jei tą mažą krikščionių mokslą mokėsit. Pats Mažvydas buvo baigęs liuteronišką Karaliaučiaus universitetą bei savo parapijoje dirbo kunigu. Vėl kontekstas susijęs su religija. Dėl šios priežasties jam buvo labai svarbus bendruomeniškumas, religinis žmonių švietimas. Kaip matot, neminiu bet ko, neminiu tam tikrų kažkokių kitų renesanso epokos faktų, kurie absoliučiai nėra susiję su mano nagrinėjimu aspektu. Taip? Ir toliau analizuoju kūrinį. Tad jis skatino valstiečius, ponus, kunigus religiškai šviesti vieni kitus. Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priimkit, o jūsų ūkius su šeimyna mokykit. Sūnus, dukteris jūs turtą tai mokėti, visą širdžią turtą Dievo žodį mylėti. Katekizmo prakalba įtaigi ir argumentuota, štai miniu raišką, ar ne? Valstiečiams, kurie bus religingi, Mažvydas žada Dievo palaiminimą, visokeriopą gerovę. Šituo mokslu Dievą tikrai pažįsit ir dangaus karalystėn prisiartysit. O pagoniškus papročius propaguojančius žmonės gąsdina tamsuoliškumu, neišprusimu. Kursai nenorėtų to mokslo žinoti ir mokėti, tasai amžinos tamsybės sutur būti. Taigi prakalboje religinė savišvieta, tautinė kalba iškelta kaip esminis Dievo tvarkos dėsnis. Primenu, apie tai nusimačiau kalbėti teiginį, vadinasi, tai ir primenu, tai ir paaiškinu. Sąlygojantis renesanso žmogaus gerovę po mirties, tai yra išganimą. Na ir toliau jau rašau tą siejamąjį sakinį, kuriuo toliau jau keliausiu prie kito autoriaus, kuris irgi kalba tą Dievo temą. Labai panašios į Martyno Mažvydo Kristijono Donelaičio nuostatos. Taip, parodysiu panašumus, o vėliau ir aptarsiu skirtumus. Na ir aišku, minimas pasirenka šiuo atveju minėti kontekstą. Donelaitis, kaip mažosios Lietuvos lietuvis, buvo evangelikas liuteronas ir priklausė protestantiškai supaprastintai krikščionybės krypčiai, pietizmui. Primenu, ar ne? Prisimenate tikriausiai, kad Donelaitis iš tikrųjų vis dėlto šio buvo pietizmo šalininkas. Savita religinė pietizmo ideologija atsispindi ir metuose. Aukštinamas itin religingas, kuklus, nuolankus, saikingas žmogus. Autoriaus kultūrinė patirtis, jo pastoraciniai įgūdžiai, dvasininko religinis parapiečių auklėjimas, atsakomybės jausmas už paprastą žmogaus likimą, jo sėkmę, rašymas ne plačiam pasauliui, o parapiečiams lėmė metų tikėjimo temos svarbą. Taip, tai va šiuo atveju, kaip matote, irgi religinis kontekstas, ne bet koks, bet būtent susijęs su Dievo tema, kuris savotiškai paaiškina, kodėl Donelaičiui būtent svarbi ta religinė arba Dievo tema. Toliau analizuojamas kūrinys. Poema pradedama ir baigiama Dievo garbinimu, todėl kai kurių kritikų teigimu tai religinė Dievo šlovinimo poema. Visgi kitaip nei Mažvydas, pradedu jau šiuo atveju skirtumus analizuoti. Visgi kitaip nei Mažvydas, Donelaitis viešpatį parodo kaip pasaulio kūrėją, gamtos harmonijos bei trokštamos tvarkos lėmėją. Metų Dievas nerūstus baudėjas, o dangiškasis tėtutis, ar ne? Esminių tvarkos dėsnių poemoje yra laikoma religiškai prasminga veikla, paprasti, žemiški, gerai atliekami žmogaus darbai. Nes be trūso Dievs mus išmaitint nežadėjo, o tingėdami vis ir snausdami svietę netinkami. Taip, kasdienis būro gyvenimo būdas jį priartina prie Dievo, priešingai nei skirtingomis vertybėmis besivadovaujančius ponus. Vengiantys gyvenimo sunkumų personažai, ponai, tingieji būrai
tarytum pažeidžia aukščiausiojo nulemtą tvarką. Taip pat Dievo reikšmė metuose siejasi su gamta. Donelaitis savo poemoje žavisi, rodo kaip pavyzdį žmogui, nes tai paties Dievo kūrinys. Kaip matot, nepabėgu, tarsi atrodytų kalbu jau visai ne į temą, ar ne? Tai reiškia, pradedu kalbėti apie gamtą, bet aš ją parodau kaip Dievo tvarkos dalį, ar ne, dėsnį tam tikrą. Ir todėl vadinasi, kad aš nuo temos nepabėgu. Mitologizuotame metų gamtos paveiksle išryškėja Dievo idėja. Jis abstraktus, nepriepamas, nesutampa su visu pasauliu. Antra vertus, jis pasireiškia akivaizdžiai. Jį galima regėti kaip visatos gyvybės apraišką žemėje, kaip gyvybės apraišką žemėje. Ir rašytojų viešpats visuminis gamtos vaizdas, pasaulio tvarka, kosmosas, ar ne? Ir štai tokiu būdu vėl priartėju prie tvarkos, parodydama, kaip Donelaitis suvokia Dievo egzistenciją, kaip ją vaizduoja metuose ir išskiriu tam tikrus skirtumus, kurie vis dėlto yra, kas šitame kūrinyje, kalbant šitą temą, yra kitaip negu Mažvydo tekste. Taigi, pabaigiu pastraipą išvadiniu sakiniu. Taigi Dievo tvarkos idėja metuose labiau retorinė, moralinė, bet ne teologinė. Tokią matome Mažvydo katekizmo prakalboje. Dievas poemoje yra tiesiog gamtos forma. Jis tvarka ir dėsningumas, ar ne? Tai šiuo atveju, kaip matote, išvadinis sakinys, jisai jau savotiškai pasako, kas šituos autorius, kalbant šitą temą, skiria, ar ne, ir kas juos jungia. Abu jungia, kad tai yra Dievo tvarka, tačiau, kaip matote, daugiau moralinis, retorinis kalbėjimas apie Dievą yra Donelaičio metuose, o katekizme vis dėlto ryškinamas teologinis aspektas, ar ne? Tai tokia galėtų būti literatūrinio rašinio lyginamoji pastraipa. Ir toliau keliauju prie paskutinio etapo, tai yra prie literatūrinio rašinio pabaigos. Tokia irgi privalo būti ir kokie aspektai, vėlgi, ko iš jūsų tikimasi, kas yra privaloma pabaigoje. Apibendrinkite tai, ką pasakėte dėstymo dalyje. Tai vadinasi, galioja ta pati taisyklė, kaip ir samprotavimo rašinyje, tik šiuo atveju jūs jau kalbėsite ne apie gyvenimą, o apie literatūrą ir privalėsite apibendrinti viską, ką radote, interpretuodami, analizuodami šitą tekstą. Akcentuokite, kas sieja analizuotų rašytojų kūrybą nurodytą temą. Paaiškinkite rašytojų kūrybos skiriamuosius bruožus, ar ne? Vadinasi, jūs privalote tuos dalykus, kuriuos suradote, jeigu rašėte ir, pavyzdžiui, abi analitinės pastraipas, gali tai būti, jūs rašinyje galite rinktis. Pavyzdžiui, dėstymo vieną pastraipą rašyti lyginamąją, o kitą analitinę. Arba abi lyginamasias arba abi analitinės. Čia jūs pasirenkate kaip norite, bet kokiu atveju pabaigoje jūs palyginkite tuos autorius, tai paryškinkit, ką jie šitą temą pasako kitaip arba atvirkščiai, ką jie pasako vienodai, ties kokiu klausimu jie sutarė. Taip, pabaigoje neturi būti nieko naujo, lygiai taip pat kaip ir samprotavimo rašinyje, iš tikrųjų privalo būti dalykai tik tokie, kurie buvo aptarti jūsų rašinyje ir todėl tokiu būdu jūs išvengsite vėlgi struktūros klaidų ir turinio klaidų. Ir dar vienas patarimas, kuris labai irgi aktualus, nes tenka iš tikrųjų matyti, jog mokiniai klysta šitoje vietoje, nenukrypkite prie samprotavimo apie gyvenimą. Literatūrinis rašinys, primenu, objektas literatūra, ne gyvenimas, ne egzistencija apskritai, o būtent literatūra. Ir jeigu jūs kalbėsite apie gyvenimą apskritai, vadinasi jau turinio problemų atsiranda ir struktūros, nes tai nėra jūsų objektas. Ir akcentuokite pagrindinę mintį. Vėlgi, jeigu jūs rašėte dviejų, sakykime, pastraipų rašinį, priminkite, apie ką kalbėjote, sakykime, ką
ką jūs norėjote pasakyti tą pirmąją pastraipą, ar ne, sugrįžkite prie savo teiginio ir aspekto, ką jūs norėjote pasakyti antrąją pastraipą, vėlgi, iš tikrųjų derėtų priminti ir akcentuoti. Tai būtent pasižiūrėkite, grįžkite prie savo teiginių, išvadinių sakinių ir tokiu būdu jūs galėsite išvengti to kalbėjimo, apie ką iš tikrųjų rašinyje net nekalbėjote. Tai tai tiek mano būtų tų tokių patarimų šiandieną, išdėsčiau labai greituoju būdu, tikiuosi daug ką jums paaiškinau ir daug kas jums buvo suprantama apie tai, ką kalbėjau, priminiau pagrindinius abiejų rašinių turinio ir struktūros dalykus. Tikiuosi, jums buvo naudinga ir jeigu jūs turite šiuo metu kažkokių klausimų, kurie kirba jūsų galvose ir nerandate į juos atsakymų, tai dar mes turime šiek tiek laiko su jumis pabūti kartu ir aš galiu į tuos klausimus atsakyti. Tai dabar pabandysiu pasižiūrėti, ką jūs esate man čia parašę, ar aš turiu kažkokių klausimų iš jūsų. Dėl skaidrių, kai kas čia teiraujasi, tai šito dalyko aš nežinau, čia reikėtų klausti, matyti pačioje sistemoje administratoriaus prieš egzaminą, ar jis gali jums duoti skaidres ar ne, iš tą klausimą atsakyti negaliu kol kas. Tada va čia kažkas jau parodęs nuorodą, tada Agnė rašo, gal galite duoti patarimų, kaip išvengti stiliaus gramatikos skyrybos klaidų. Iš tikrųjų, laiko jau yra per mažai, kad galėtume kardinaliai kažką pakeisti, jeigu jūs darote tokių klaidų labai daug. Tačiau be abejo, prieš eidami į egzaminą jūs privalote pasikartoti skyrybos taisyklės, pasikartoti gramatikos taisyklės ir tokiu būdu jūs turėtumėte jų išvengti. Bet laiko, iš tikrųjų liko labai nedaug ir mokytis kažką iš naujo jau nežinau, ar čia padės. O stiliaus klaidos, iš tikrųjų aš visada mokiniams sakau, kad stiliaus klaidas stiliaus klaidų galima išvengti tuomet, kuomet daug rašai. Iš tikrųjų, jeigu per šiuos mokslo metus parašėte ir per kitus, per praeitus mokslo metus teko daug rašyti, šita bėda turėjo susitvarkyti bent kažkiek, nes stilius iš tikrųjų yra toks, įgūdis, kuris atsiranda, jis yra formuojamas ir jeigu jūs iš tikrųjų daug skaitot, dar vienas dalykas ir daug rašot, tai stiliaus klaidų turėtų būti mažiau. O dar vienas dalykas, ką visada patariu, jeigu abejojate rašinyje dėl savo sakinio, pavyzdžiui, ar jis yra taisyklingai išskirtas, ar jis yra gramatiškai taisyklingas, ar jis yra stilistiškai taisyklingas. Ir jeigu tik kyla menka abejonė dėl šito dalyko, kad taip nėra, keiskite visą sakinį taip, kad jums nereikėtų to kablelio, arba būtų aiški skyryba, ar ne. Keiskite, kad jums nereikėtų pavartoti tam tikro žodžio, kurio jūs nežinote, ar ne, arba pakeiskite visą sakinį taip, kad jūs neabejotumėte dėl to sakinio grynumo ar ne, ir rišlumo, nes tik tokiu būdu šiuo atveju jūs galėsite būti ramesni. Jeigu tik kyla menkiausia abejonė dėl šito, tada tikrai pabandykite tą padaryti. Toliau rašo taip, dar vienas klausimas, turim dar vieną, kuri kultūrinė pažintis yra labiausiai vertinama rašinyje. Visa, tik tai ne pažintis, o derėtų pasakyti kultūrinė patirtis, ar ne? Ta kultūrinė patirtis, jinai yra visokeriopa, aišku, iš jūsų labai tikisi literatūros, tačiau ji gali būti ir
visų kitų meno rūšių, ji gali būti ir, pavyzdžiui, sakykime, susijusi su daile, gali būti susijusi su teatru, ar ne, ji gali būti susijusi su filosofija, kažkokia su kultūros istorija, taip, ir jeigu jūs turite tam tikrų faktų galvoje atsinešę ir iš kitų pamokų, va šiuo atveju labai siūlau jum neužsidaryti, neatsiriboti nuo kitų pamokų, nuo istorijos, nuo dailės, nuo etikos pamokų, nuo tikybos pamokų, nes visos tos žinios, ypač rašant samprotavimo rašinį, jos be galo praverčia. Ir tada, aišku, jūs tokiu būdu galėsite labiau prisodrinti tą pastraipą, tokiu būdu padarydami ją tokią svaresnę, ar ne, ir tie argumentai bus labiau įtikinantis. O kultūrinė patirtis, kaip minėjau, jinai gali būti visa. Nėra taip, kad išskirta būtų, jog būtent šita yra vertinama geriau, taip, kurią jaučiat, kad yra tinkama pasinaudoti ir kuri tikrai jaučiat, kad yra svari, ar ne, tai vadinasi, jūs galite ją dėti, kuri labiausiai įrodo jūsų teiginį, taip. Ar galima remtis, kitas klausimas, ar galima remtis prezidentų kalbomis, pavyzdžiui, Amerikos arba Rusijos, ar ne? Į šitą klausimą atsakysiu taip, kad iš tikrųjų derėtų labai gerai pasverti, ar ta kalba, ta kalba, kurią jūs norite remtis, yra tinkama apskritai jūsų temai, vienas dalykas. Kitas dalykas, tai būtų jau nebe kultūrinė patirtis, o tikriausiai socialinė, susijusi su politikos tam tikrais reiškiniais, ir be abejo tai yra jau nebe tokie vertingi argumentai. O šiaip iš esmės galima, tik tai labai, taip sakau, pasverkit iš tikrųjų, ar tai nėra kartais, žinot, asmenybės tiek Putino, tiek Trumpo yra labai vertinamos kontroversiškai ir kartais mokiniai rašinyje perdeda, garbindami vieną arba kitą ir laikydami tuos žmones autoritetais, kai tuo metu kiti jų autoritetais nelaiko, tai vat ir turi argumentų, kodėl taip nėra, ar ne, tai todėl, turėtumėte galbūt labiau parinkti tokių pavyzdžių, kurie yra visuotinai priimti kaip neginčytini, ar ne, nekeliantis diskusijų, kad pavyzdžiui tai yra gerai arba tai yra blogai, taip, tai vat jeigu turite tokių pavyzdžių, tada galite. Taip, toliau, neturint ką parašyti, ar galima rašyti ką nors panašaus, ar taisytojai ieškotų tokių kalbų, neturint ką parašyti, ar galima rašyti ką nors panašaus. Nelabai suprantu klausimo, ką parašyti, ar galima rašyti ką nors panašaus. Panašaus į ką? Turit omeny į prezidento kalbą, tai tada nežinau, ar čia klausimas tinkamas. Bet atsakysiu į antrąją klausimo pusę, tai yra, ar taisytojai, ar vertintojai turite omeny, ieško tokių kalbų, iš tikrųjų pasakysiu taip, kad vertintojai tikrai egzamine viską tikrina jūsų citatas, ar nėra juose fakto klaidų, tikrina įvairiausius, sakykime, filmus, konsultuojasi su atitinkamai žmonėmis, todėl šiuo atveju internetas tikrai vertintojų irgi yra draugas ir jie ieško informacijos ir stengiasi pasižiūrėti, ar jūs nemeluojate, ar neprikuriate istorijų, ar taip yra iš tikrųjų buvę, ar ne. Taip. Toliau. Taip, dabar toliau klausimas Agnės, ar galima remtis istorinėmis asmenybėmis ir jų biografijomis? Tikrai taip, ir tikrai tai galima daryti ir labai kviečiu tą daryti, jeigu tos istorinės asmenybės tam tikri gyvenimo faktai, primenu, kad jie turi, jeigu jūs norite tą daryti, tai jie būtinai turi būti susiję su jūsų teiginiu. Negalite rašyti bet ko. Jeigu, sakykime, aspekte yra siekis įrodyti, sakykime, pavyzdžiui, kad kartais, dabar kas šauna į galvą, kad kartais, sakykime, tam tikri valdovai arba tam tikri karaliai
ima manipuliuoti savo valdžia ir, pavyzdžiui, neišlaiko to išbandymo valdžia, ar ne, sakykime, jie tampa žiaurūs valdovais arba dar kažkuo. Ir va štai čia tiktų, pavyzdžiui, priminti kokio tai Hitlerio ar ne biografiją, visiškai įrodant, kad taip iš tikrųjų yra buvę, tai be abejo taip, nes tai yra jau nebe fikcija kaip literatūra, o tai yra gyvenimas, gyvenimiškos istorijos, tikros istorijos ir jos tikrai gali atsidurti jūsų darbuose kaip argumentas ir gan svarus argumentas. Taip, toliau klausimas, jei nesitikras, ar citata yra teisinga ar ne, ją geriau rašyti ar geriau nerašyti, ar atima taškų štai. Taip, geras klausimas. Dabar dėl citavimo, be abejo, jeigu tu nesi tikras dėl savo citatos, ar ji tikrai yra tokia, vadinasi geriausia ją yra perfrazuoti. Tačiau, jeigu jūs vis dėlto nutarėte cituoti ir vertintojas jūsų citatoje randa tam tikrų klaidelių, pavyzdžiui, praleisti kai kurie žodžiai, arba vienas žodis yra visai netoks, sakykime, kaip yra citatoje, jums yra žymima mažoji fakto klaida ir tai iš esmės labai stipriai, kaip pasakyti, labai stipriai nedaro įtakos jūsų vertinimui. Tiesa, 3 mažosios fakto klaidos vis dėlto jau turi lemiamą vaidmenį, todėl su citavimu būkite atsargus. Taip, tai šiuo atveju būtent derėtų galbūt geriau perfrazuoti. Ir ką aš minėjau, kad vis dėlto, jeigu jūs prisimenate teksto detalės, tai jas ir minėkite, tas teksto detalės, nebūtina jums kažkaip konkrečiai cituoti arba konkrečiai stengtis atsiminti tam tikras vietas. Tai va, tai tiek klausimų, kol kas matau, mes nebeturime jų, tai gal aš manau, kad mes šiandieną tą tiesioginę transliaciją su jumis gal ir baigsim. Ir tiesiog labai, labai ačiū ir jums ir už klausimus, matau vieno padėką. Tai norėčiau jums visiems labai palinkėti susikaupimo, labai ramybės. Egzaminas yra, nepamirškite, akistata su savimi. Tai yra, kuomet jūs tik tais pabuvę, atsidursite su savo akistatoje su savo sąžine ir su savo atmintim, kiek atsiminsit, kiek iš tikrųjų ta sąžinė jums pagriauš ar ne to egzamino metu, kiek jūs įdėjote to darbo, tiek vis dėlto tas rezultatas ir bus. Būna tų sėkmės tokių istorijų visiškai netikėtų, kai balai būna aukštesni, bet nepamirškite, kad vis dėlto egzaminas šitas dažniausiai jisai parodo jūsų brandą ir kiek jūs esate vis dėlto išmokę apie literatūrą, apie ir visas kitas gramatinės, kiek žinote tų visų gramatinių, rašybos ir kitų aspektų ir dalykų. Taigi linkiu jums labai sėkmės ir tikiuosi, ta birželio 5 bus netokia, praeis ne taip skausmingai ir viskas bus labai gerai. Taigi, iki susimatymo kitais kartais. Ate.